sergančiais. Sergančių. Negali pavaikščioti. Patys nemoka pavalgyti, reikia padėti. Patys negirdo, nemato. Kurie serga. Negali pasilenkti. Negali matyti, kad dar negali girdėti. Ne. Taip. Ne. Mačiau, anąsyk važiavo. Galiu čia dažnai. Yra. Ne. 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 Draugaučiau. Ne. Taip. Ne. Taip. Draugaučiau irgi dar. Ir leisčiau. Negalių vieta. Neįgaliųjų vieta. Reiškia, čia neįgaliųjų ženklas. Neįgaliems vieta. Žinau, neįgaliųjų vieta. Taip, mano giminėje yra tėtis, kuris yra Kurčnebylys. Taip esu bendravusi. Ne, nesu. Taip, yra tekę. Gailestį, užuojautą. Iš pradžių lyg ir gailestis, o paskui bendraujant pasisemi dar stiprybės iš tų žmonių, nes jie labai stiprus yra. Dažniausiai sukelia gailestį, bet jokių piktų, blogų minčių niekada nėra kilę. Iš tikrųjų, dažniausia gailestį ir užuojautą, bet tuo pačiu ir tokia nuostaba, nes žmonės su negalia moka labiau džiaugtis gyvenimu ir jie tokie iš dalies net laimingesni yra, nes jie mato tą džiaugsmą tame, ko mes nesugebam, kur mes to nematom. Manau, atsižvelgiant pagal negalią. Šiaip manau, kad vaikai turėtų lankyti jiem pritaikytą įstaigą. Tai be abejo. Žiūrint kokia negalia. Jeigu negalia maža ar fizinė, tai manyčiau, kad tikrai verta ir galima integruoti į bendro lavinimo mokyklas. Tačiau, jeigu negalia labai stipri, manyčiau, kad nei aplinkiniam būtų labai gerai, nei pačiam vaikui. Manau, kad galėtų. Jeigu būtų sudarytos jiems palankios sąlygos, manau, kad tai. Mano vaiko grupėje yra vaikas su negalia. Aš nieko prieš. Taip, norėčiau, kad būtų, kadangi vaikas padėdamas su negalia kitam vaikui, jis pats save ugdo. Kaip ir sakiau, pasikartosiu, kad jeigu negalia tikrai maža ar fizinė, tai žinoma, kad taip būtų ir vaikam įdomu susipažinti, jiem nebūtų tokio kažkokio pamačius, tai minčių nekiltų. Ir būtų tam vaikui su negalia taip pat įdomu bendrauti ir visiems būtų, manau, tik naudinga. Taip, kodėlgi ne, tai žinoma, kad kaip ir kartojasi, kad turėtų būti jiems suteiktos tos sąlygos palankios, o aš neprieštaraučiau.
Taip, pasakojam, kad yra žmonės, kurie negirdi, nemato, nevaikšto. Taip, mokame. Mokame padėti, atjausti ir bendrauti kaip su įprastais žmonėmis. Nelabai. Tik tais kartais, kai žiūrim per televiziją, rodo išsipildymo akcijos reklamas, tai parodau, kad vaikiukai labai serga ir kad yra ir tokių pas mumis pasaulyje vaikų. Taip. Esam ne kartą kalbėję su vaikais, kad reikia, kad negalima šaipytis, negalima juoktis iš žmonių su negalia, tiesiog juos reikia ir, priimti juos tokius, kokie jie yra. Taip esu, nes 10 metų esu išdirbusi ligoninėje slaugytoja ir teko vaikų skyriui, teko susidurti su vaikučiais neįgaliais ir pradėjus dirbti darželyje, taip pat turėjome ąžuoliuko darželyje 2 mergaitės su neįgalia. Taip esu bendravusi. Tai esu turbūt bendravęs, kad nesimato ten su negalia, tai žmogus. Taip esu, nes kaimynų berniukas kaip tik buvo gimdymo traumų ir augo su negalia. Taip esu. Pirmiausiai tai gailestį ir pagalvoji apie save, apie savo artimuosius kažkur. Dar žiūrint, kokią tai negalę turintis žmogus. Jeigu žmogus su sunkia negalė ir jisai kimbasi gyvenimą, tai kaltė viduj gėda, kad aš negaliu, nenoriu, verkšlenu, o jisai gali tai padaryti. Žiūrint, dar priklausoma kokia ta negalė, kitą kartą net nežinai, kad ten kokia negalė tu žmogum, tai bendrauji nieko. Jeigu kurių labai, sakykim, kokia sunki ten jau, tai kažkaip gal net toks kaip gaila būna iš tikrųjų kažkaip. Tai bendrauji. Netgi kitą kartą matai, kad dar džiaugiesi, kaip jie taip sugeba pats, taip nepadaryti, kaip jie bet gali. Įvairias emocijas, man jų ir gaila. Ir aišku, trūksta ir patirties, kaip elgtis su tokiu žmogumi. Manau, gailestį, daugiausia tai gailestį. Aišku, kažkiek žmogaus yra gaila, bet manau, metam bėgant žmogus su tuo susitaiko ir tu tuo pačiu kažkaip jį matydamas irgi žiūri ir galvoji, kad kitaip nėra ir taip turi būti. Žiūrint su kokia negalė, bet šiaip, kaip sutikčiau. Taip, jeigu jis turi didelį norą, tai jokių kliūčių, tik sveikintina, kad jis gali. Sutikčiau. Jis dirbtų savo darbą, nes savo jokios problemos nebūtų. Sutikčiau, jeigu tai būtų fizinė negalė, bet su protinė negalė, tai nelabai norėčiau, kad kolektyve būtų. Aš neprieštaraučiau. Žiūrint, kokia ta negalė yra, tai priklauso nuo to, kokia tai negalė. Jeigu tai netrukdo tam žmogui atlikti jo darbą, tai kodėl ne? Neužtektinai. Reikėtų dar plačiau. Ir daugiau žmonėm duoti informacijas, kad yra tokių tarp mūsų. Ne visi esame vienodai. Dabartiniu metu manyčiau, kad šiek tiek daugiau, bet tai neužtenka, nes reikalinga atsakomybė, pagalba. Vis tik reikėtų daugiau. Gal ir trūksta tos informacijos? Žinių gal ir turi, bet jie yra dažniausiai žmonės nelabai pakantus žmonėms turintiems negalę. Manau, žino, bet informacija niekada nepakeltų.
Na, manau, ne apie visas negalias žmonės žino. Yra tokių, kurių gal mes ir net nesam nei girdėję ir nei matę. Aišku, vyriausybės dėmesio, nes tikrai yra daug nuskriaustų ir su butais juk yra problemų, kad žmonės neužlipa ir šiaip, ir dėl tų pensijų, ir dėl vaistų, dėl priemonių higienos, kur irgi yra labai brangus. Visuomeniai reikėtų didesnės atsakomybės, pagarbos, jausmo ir atjautos. Tai galėtų gal, kaip sakytos, daugiau informacijos apie tą negalę, kokios tos negalės yra, kad jie vis tiek yra kaip normalūs žmonės, tik tais. Tie žmonės, kurie turi negalę, susiduria su be abejo sunku. Tai ir judėjimo apribojimo laisvė, nes ir mūsų pastatai, ir laiptinės, ir mieste nėra patogumų jiems sudaryta, kad jie galėtų laisvai judėti. Manau, kad labiausiai kaip generacijos. Gal labiau pritaikytų jų gyvenimui, kad būtų labiau pritaikyta jiem ir gatvės, ir visa kita, nes pas mus tai manau, kad labai mažai rūpinasi tuo klausimu.